Jeigu norėtų ir partijų kandidatų ratas galėtų pasižiūrėti. Tai baigiam tada to klausimo svarstymą, iš esmės, pradedam derinimo procesą. Dabar, kolegos, kad aš nepraleisčiau kokių klausimų, pas mane vis dėlto būtų pasiūlymas dar pabaigti, tokius klausimus, kurie net nekelia jokių laiko, sakykime, nereikalauja. Tai yra gautas iš Tėvynės sąjungos raštas, kurios pranešama, kad politinė partija Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, atstovaujama vykdomosios sekretorius Monikos Navickienės, veikiančios pagal partijos pirmininko įgaliojimą, galioja Vaidas Šalaševičius, atstovauja politiniai partijai Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratų vyriausioji rinkimų komisija rinkimų Europos parlamento metu. Tai Šalaševičius mums yra žinomas, pritarėm turbūt ir tiek. Aš kolegos tik tai tiek, kad, kaip sakant, mes į protokolą rašytumėm ir čia ginčytis paprastai su partijom neturim ko. Tai dabar galim perėti prie ketvirtojo darbotvarkės klausimo, kuris turbūt iš mūsų pareikalaus žymiai daugiau laiko. Tai aš dabar neturiu dar visų dalyvių sąrašo, man pateikė advokatas Dambrauskas atstovaujama sutartį, jisai čia, atstovaujama sutartyje yra, pranešama, kad sudaroma sutartys grupės narių Danutės Jasilioninės ir grupės nario Romo Kaulinio, dviejų asmenų, o po to atstovavimo sutartys dar yra praplėsta, kaip aš matau, įrašant ją iš viso 12 grupės narių. Aš nežinau, jūs žinot pavardės, ar man reikia jas paskaityti? Nes čia nėra visų pavardžių. Tai Antanas Andziulis, Kipras Valantinavičius, Aurelija Kurienė, Romas Kaulinis, Pranciškus Alfonsas Šliužas, Vaidotas Jakubonis, Mindaugas Sidaravičius, Julius Panka, Saulius Kubičius, Jonas Rimkus, Rita Jusienė ir Danguolė turbūt Tautvydienė. Taip, dabar visiems tai yra žinoma. Dabar kitas klausimas, ar yra iniciatyvinės grupės narių, kadangi iniciatyviniai grupė yra 26 asmenys, kurie čia nepaminėti šitoje sutartyje. Tai pakelkit rankas visi, kurie čia yra, taip? 1, 2, 3, jo. Tai jūs, jeigu norėsit pasisakyti, galėsit pasisakyti savarankiškai. Šiaip aš norėčiau pastebėti, kad iniciatyvinė grupė turi koordinatorius, pona Šliužo ir Jusienė, taip? Tai aš suprantu, kad koordinatoriai lieka ir advokatas netampa tos grupės vadovų. Atstovauja, grupė koordinatoriai visų pirma. Taip, ar pona Šliužas norėtumėt patikslinti? Prašau. Aš norėčiau truputį patikslinti, kai kurie atstovavimo tokie niuansai yra suderinti telefonu, tai žmonėmis, kurie negali čia dalyvauti. Jie mūsų visa bevež iniciatyvinė grupė pritarė tam, kad mūsų darbe dalyvautų advokatai, todėl kad mes matome, jog jūs esate pakankamai gerai išprusę įvairiose teisinėse srityse, tuo tarpu mes nesam tų sričių specialistai, todėl mums pasirodė, kad yra kartais labai didelių netitikimų ir mes padarom esminių klaidų ir apsižioplinam daugelį vietų. Todėl prašom mums atleisti, kad lyg ir vadovavimą šiame posėdėje darbiniai veiklai mes prašome perimti mūsų advokatus, sutikusius geranoriškai talkinti šiame darbe ir jie, mes tikimės, geriau išsiaiškins kai kuriuos niuansus ir geriau mums išaiškins tolesnėme darbe, todėl kad tarkime ir trūkumų šalinimo metodika mums nebuvo aiški iki šiol ir šitas klaidų taisymo darbas sukėlė ir jums didelių nepatogumų ir mums nereikalingo rūpesčio ir mes daugelį vietų tiesiog nesusikalbame ir kai kurių skaičių netitikimų taip pat mes negalim nei pagrysti, nei užginčyti.
Todėl prašom nesupykti ir leisti šiame darbe dalyvauti labiau kvalifikuotesniems žmonėms, negu mes esame susibūrę kaip vieninga piliečių grupė. Dėkui, kolegos, turit klausimų, ponai Šliužai, ne? Ne. Gerai, tai su atstovavimo sutartį, aš manyčiau, advokatui mes galim atiduoti, o dabar, reiškia, mes perinam prie 4 darbotvarkės. Padarėt kopijas? Tai gerai, tai prašom prie protokolo tuomet pridėkit. Prašau, sėskit prie stalo. Taip, dabar kolegos toliau. Reiškia, darbotvarkė pas mus klausimas yra klaidų taisymo metodikos, bet aš supratau, reiškia, kad buvo pasiūlymų dar ir daugiau klausimų į darbotvarkę įtraukti, kas link susijęs su, reiškia, iniciatyvinės grupės klausimais. Vienas iš tų klausimų, kaip aš teisingai supratau, buvo ta, kad Vyriausioji rinkimų komisija peržiūrėtų tą sprendimą, kuris buvo jau apskųstas Vyriausiam administraciniam teisme, jį pakeistų ir vietoj jo priimtų sprendimą perduoti Seimui, reiškia, visus, reiškia, mūsų turimas parašų lapus kartu su, reiškia, grupės surašytų baigiamojo aktu. Teisingai, ponas advokatas, supratau. Ar yra iš komisijos narių, kas palaikančių tokį, reiškia, pasiūlymą? Tai aš tada norėčiau tik tai atkreipti dėmesį į mūsų reglamentą. Kiek jums laiko reikia tai motyvacijai? Tai jeigu sutarėme iki 3 minučių, prašom maloniai. Taip pat. Keletą minučių norėjau tik tai pirmiausia pasakyti, kad dėl atstovavimo, kad būtų aiškumas, tai čia dabar nesusijęs su klausimu, prašyčiau neįskaityti to mano laiką, kadangi pirmiausia advokatai, žmonės veikia arba tiesiogiai, arba per advokatą jis turi teisę. Tai, kad žmonės turi galimybę pasitelkti pagalbą, tai nereiškia, kad jie netenka kažkokių teisių. Todėl iš karto atkreipiu dėmesį, kad komisija ne visada pagristai šiuo atveju atsisako klausyti asmenų, kurie įtraukti į mūsų atstovavimą sutartį, nurodydami, kad tam jūs turite advokatą, su jumis nebekalbėsime. Pirmininkė, aš galėčiau įvardinti konkretų asmenį, su kuriuo jūs atsisakėt kalbėti. Tačiau mes grįžkime prie to, kad jeigu turės papildyti mane ir mano atstovaujami asmenys, pavyzdžiui, ponia Danutė čia yra įtraukta, kuri su metodika daug dirbo, tai mes prašysim ir jiems leis pasisakyti. Tiek dėl atstovavimo. Dabar dėl mūsų siūlomo papildomo klausimo, tai jūs turbūt visi atkreipė dėmesį, nežinau kiek tiksliai susidūrė su teise esat, bet Vyriausias administracinis teismas ne kokiais kitais motyvais nutraukė bylą, tik tai traktuodamas tai, kad tai yra tarpinis sprendimas ir kad dėl jo turės būti pasisakyta priimant galutinį sprendimą, vadinasi, mes su tais pačiais teisiniais motyvais persikeliam tiesiog į tolimesnės instancijas, tiek į administracinę jūsų, tai yra komisijos posėdį nagrinėjant paskutinį baigiamą į jūsų sprendimą, arba skelbti, neskelbti, kaip jau ten skamba jisai, ir taip pat į teismą, jeigu toks poreikis kiltų. Šiuo atveju mes esam pateikę prašymą dėl to, kad matėme protokole labai daug tokių teisinių trūkumų, kurių pagrindų didelė dalis balsų yra neįskaityta. Ir kaip jūs prisimenat, aš tik apytiksliai skaičiais sakysiu, yra nustatyta apie 7800 trūkumų, kurie trūkstamų balsų, netrūkumų, trūkstamų balsų iki reikiamo 300 000 referendumui paskelbti. Tuo tarpu mes teisiniais argumentais įrodome savo rašte, kad bent 14 000 su viršum balsų, ne mažiau 14 000 komisija nepagristai yra atmetusi. Svariausi motyvai, skaičiuojant tūkstančiais, tai yra žinoma, yra gyvenamosios vietos klausimas, kuris yra apibrėžtas tiek civiliniam kodekse, tiek konkrečiose įstatymuose. Komisija išplėtė šitą traktavimą nuo gyvenamosios vietos iki reikalavimo nurodyti tikslų adresą. Mes manom, kad tai yra apskritai diskriminacija, kadangi žmogus gali būti persekiojamas dėl savo pažiūrių, jeigu būtų reikalaujama nurodyti adresą. Ta įstatymleidys ir daro, jis nurodo jo reikalavimą nurodyti gyvenamąją vietą, o kaip mes žinom, civilinis kodeksas aišku nurodo, kad gyvenamoji vieta yra asmens ryšys su valstybe arba tam tikra teritorija. Tokiu atveju žmonės nurodydami Londoną, Angliją, Lietuvą pakankamai nurodo savo gyvenamą vietą ir kitoks reikalavimas visiškai yra neteisėtas netgi.
Šitą argumentaciją, žinoma, mes išdėstę esam raštu. Taip pat aš tikiuosi, kad visi komisijos nariai gavo, nes mes pabandėm, kad jūs turėtumėt galimybę susipažinti ir asmeniškai į kiekvieno siuntėm. Ar yra tokių, kurie negavo ir nematė to mūsų prašymo? Aš tiesiog noriu paklausti, ar yra tokių? Visi reiškiasi susipažinę. Ta teisinė argumentacija yra išsami. Taip pat, žinoma, klausimas yra dėl gyvenamosios pasirašymo datos, kurią nepagristai komisija neįskaitė, ir pasakysiu labai paprastą argumentą. Žinau tokį fundamentalų, pavadinkim, iš socializmo ateinantį labai aišku tokį teisės doktrinos. Tai yra, kada sakoma, įstatymas taip reikalauja. Primenu, kad Vyriausias administracinis teismas yra nustatęs tokią įdomią kategoriją – teisingumo teisėtumas. Nepriešingai. Teisingumo teisėtumas. Tai yra, kur nurodė vienoje byloje išaiškindamas, kad vis tik tai taikant įstatymus reikia atsižvelgti, jeigu įstatymas yra netaikomas lyg ir teisėtai, bet akivaizdžiai neteisingai, turi būti atsižvelgiama į tai, kokia jo yra prasmė ir būtent į teisingumo prasmę. Todėl aš savai žodžiais tą persakau. Todėl, žinoma, tarkim, klausimas dėl pasirašymo datos, kurio iš vis yra laikoma trūkumas, kuris pripažintas netgi nešalintinu, sukelia tokią labai paprastą problemą, kad įstatymas aiškiai reglamentuoja, galiu nurodyti straipsnius, tiesiogiai referendumo įstatymas, kad pasirašymo data nėra asmens duomenys. Todėl asmens duomenų nurodymas, datos pasirašymas turi vienintelę teisinę reikšmę, išeinant iš konstitucinės teisės, tai yra, kad rinkimų teisę turintis piliečiai 300 000 turi teisę tokią tiesioginio. Tai šiuo atveju iš šios teisės išeinant, vienintelė yra jos teisinė prasmė nustatyta asmuo pasirašymo metu, buvo pilnametis ir turėjo rinkimo teisę. Tokiu atveju, jeigu arba nebuvo miręs. Taigi šiuo atveju, jeigu tokie duomenys yra nustatomi, mes sutinkame, kad jie būtų tie asmenys išbraukti. Advokatė, ką jūs naujo norit pasakyti, ko dar nepasakė teisme? Aš tos argumentus esu girdėjęs teisme. Ar yra bent vienas argumentas, kurio nepasakė teisme? Gerbiamas pirmininkė, teisme dalyvavo 3 asmenys, šiuo atveju mes esame komisijoje, o komisija pagal jūsų reglamentą sprendžia balsų daugumą ir kiekvienas turi individualų požiūrį ir turi teisę jį išreikšti savo balsavimu. Todėl aš neketinu nei kartoti savo kalbos, kadangi ten buvo procesinė kalba, kitokio pobūdžio. Šiuo atveju aš bandau įtikinti. Jeigu jūs trumpinu laiką, tokiu atveju gerai, trumpai labai baigdamas, nes matau, kad jums... Taip, visai teisingai. Kolega, visai teisingai. Todėl aš noriu jūsų atkreipti dar vieną problemą, kad mes ne tik kalbam apie metodikos nurodymą, tačiau susidūrėm su daugelį tokių techninio pobūdžio problemų. Tai yra protokolė, kuris yra sprendžiamas, šiuo metu net keliose vietose yra nurodyti visiškai skirtingi duomenys. Tai yra nurodyti skirtingi duomenys, kokie skaičiai yra įskaitytų parašų galutinėse rezultatuose ir prieduose. Taip pat skirtingi duomenys, kokie yra taisytini trūkumai. Todėl jau šiandien, kiek aš žinau, yra pateiktas prašymas vėlgi atskiro iniciatyvinės grupės nario, tos duomenys nurodyti tiksliai, taigi mes vėl susidurėm su tuo, kad yra ir skaičiavimo matematinės klaidos, kurios virš 1000 neįskaičiuoja balsų. Žinot, viso 3 minučių kalbėt gerokai ilgiau, tai užbaigdamas. Nieko nepasakėt, reiškia, naujo, kas nebuvo nagrinėta Vyriausiame administraciniame teisme. Bent jau man susidaro problema dėl to, kad byla yra išnagrinėta ir teismas dėl to yra pasisakęs. Pasisakęs, kad sprendimas yra tarpinis ir kad galutinai turėtų būti sprendžiama šioje komisijoje. Aš labai atsiprašau. Aš jūsų tikrai nepertraukinėjau. Ir jūs būkit tek malonus, reiškia, leiskit man pasisakyti. Aš manau, kad ir kolegos pasisakys. Vienu žodžiu, sprendimas, jūsų prašymas yra įtraukti darbotvarkę, reiškia, naują mūsų klausimą, panaikinti ankstesnį sprendimą ir, reiškia, priimti, reiškia, sprendimą, kad Vyriausioji rinkimų komisija pripažįsta. Tai yra, reiškia, metodikos turbūt tikrinti. Netiksliai suformulavot. Prašau, suformuluokit tiksliai. Taip, mes prašome nepanaikinti jūsų sprendimą, mes prašome jį peržiūrėti, priimti kitą sprendimą, tai yra naują sprendimą, kurį suformuluojame kaip sprendimo projektą savo prašymo rezoliucinėje dalyje. Tai yra tiesiogiai jis yra įvardintas. Gerai, prašau, kolegos, kas norit pasisakyti dėl darbotvarkės papildymų? Prašau. Gerbiamam kolegai, noriu 2 klausimus užduoti. Aš tikiuosi, kad jūs susitikėte. Iškart formuluosiu. Pirmas klausimas būtų
ar atsirado kokios nors naujos faktinės aplinkybės, dėl ko jūs prašote Vyriausiąją rinkimų komisiją peržiūrėti priimtą sprendimą? Pirmas klausimas. Ir antras klausimas yra dėl, tarkime, galbūt galima įvardinti rinkimų komisijos ir iniciatyvinės grupės santykių. Jūs šiaip prašote visur labai pagarbiai, prašyme pasirašote, bet aš leisiu pacituoti 2 sakinius. Informuojame, kad pagal šiuo metu surinktus duomenis kyla pagrįstų abejonių dėl referendumų inicijavimo procedūrų metu galimai padarytų ir ar daromų nusikalstamų veikų ir išvardinta. Kilus pavojui, kad dėl neteisėtos atskirų asmenų veikos gali būti neteisėtai suvaržyta piliečių teisė, referendumo pasibaigus visoms procedūroms, dėl tokios atskirų asmenų veikos bus kreiptas į generalinę prokuratūrą, prašant ištirti, ar nėra nusikaltimo sudėties požymių. Kaip jums atrodo, ar tai nėra spaudimas, nes galimas dalykas tiem žmonėm, rinkimų komisijos nariam ar kitiem, kurie dirba prie parašų dreba rankos, nes jūs iš anksto sakote, kad jeigu netaip suskaičiuosime, tai galimai kreipsitės į generalinę prokuratūrą. Tai trumpai prašau atsakyti į abu klausimus. Klausimas ne visada susijęs su netgi rinkimų komisijos nariais. Tai yra, nežiūrint to, kad metodikoje yra nurodyta ir metodikoje įstatyme konkrečiai nurodyta, kad duomenys tikrina komisijos nariai, tačiau, kaip mes žinome, pagal minėtą sprendimą komisijos duomenys rinko įvairūs pašaliniai, tai yra sekretariatų darbuotojai, kokie tai ekspertai ir taip toliau ir taip toliau. Pavyzdžiui, mes turime duomenų, kad vienas ekspertas, tai yra ekspertė konkrečiai, masiškai išmetinėjo sąrašus, sudarydama tiesiog apie 10 000 atmetė tik vienas ekspertas, vadinantis save ekspertų, ir tą tikrinimą darantis išskirtinai tik tai vizualiniu būdu, nenaudojant jokių specialių ekspertinių metodų. Tarkime, tai vienas pavyzdžių. Kiti yra pavyzdžiai tai, kad suvedant duomenis yra padaromos klaidos ir nėra aišku, ar ta klaida yra padaroma sąmoningai ar ne, kadangi tokia klaida vėliau yra išmetama iš registro duomenų kaip toks neegzistuojantis asmuo arba nurodo kitą asmenį. Todėl tokių įvairių klaidų įvedimas, tikrinant duomenis, leidžia manyti, kad galimas, aš atsakau į klausimus, pirmininkė, galbūt tada paprašykit, kad klausimų neužduotų, bet aš labai mielai jį atsakysiu. Ar jūs tai erzina? Egzistuoja vis dėlto reglamentas, dėl ko mes esame Gerbiamas pirmininkė, ar jūs norėtumėte... Aš suprantu, kad jūs į kiekvieną klausimą galite po valandą. O kur reglamente nurodyta, kad į klausimą atsakant yra nustatytas terminas? Gerai, aš sakysit, ko gero raštu į tos klausimus. Aš nebežinau, ką su jumis daryti. Kalbėjimas, reiškia, mes turėtumėm eiti prie darbų. Ar aš galiu pabaigti atsakyti į jūsų advokato klausimą? Prašau, aš tikiuosi, kad per 3 minutės jūs susidarosit. Pabandysiu, gal nuimkim laiką. Taigi, pirmasis klausimas dėl ikiteisminių tyrimų, tai nėra spaudimas, tai yra tiesiog nurodymas, kad renkantis duomenys asmenys randa daug, mes manome, kad piktybiškų veikų. Tai nėra spaudimas, tiesiog yra informavimas, kad tokie duomenys irgi sudaro pagrindą ir komisija dalį tokių duomenų atmetė, tik remdamasi subjektyvę atskirų asmenų nuomonę, kurie tiesiog nusiteikia priešiškai pačiam referendumui, o ne realizavimui konstitucinių piliečių teisių ir jų skaičiavimui. Tai viena. Pirmasis klausimas jūsų buvo, tai šiuo atveju aš atsakiau į antrą. Naujos faktinės aplinkybės būtent atsirado, tai yra pirmiausia pats Vyriausio administracinio teismo sprendimas, kuris aiškiai nurodė, kad šis komisijos sprendimas tai yra tarpinis ir nesukuria teisinių pasiekmių. Tai yra jis aiškiai įvardino ir nurodė, kad šitie patys klausimai galės būti sprendžiami vėliau. Tai viena faktinė aplinkybė. Antros faktinės aplinkybės tai yra netinkamas teisės taikymas. Šiuo atveju tiek dėl adreso, tiek dėl duomenų apie, pavyzdžiui, galiojantį, negaliojantį dokumentą, tiek dėl pasirašymo datos reikšmės, tiek dėl neįgalių pasirašymo už neįgalius asmenys, kadangi komisijos nariai tiesiogiai vadovavosi komisijos išaiškinimais. Pirma, komisijos išaiškinimas pasirašytas paties pirmininko. Antrame punkte nurodo, kad datos, tai yra duomenų netikslumas, tai yra netikslus adresas, nepilnas adresas, nebus įskaitomas kaip klaida, jeigu nebus kitų trūkumų. Tačiau jis buvo įskaitytas kaip klaida. Antra, 5. punktas, kuriuo atsakė pirmininkas Vaigauskas, yra nurodyta, kad už neįgalius asmenys, pasirašantis asmenys buvo klausiama, ar teisingai ar neteisingai jie pasirašo, ir buvo nurodyta aiškiai tekste, kad žmogus pasirašantis vienoje ir kitoje pusėje už ką atsako. O šiuo atveju šito lapo, rinkimų lapo pirmame lape, žmogus pasirašo visada tas pats, kuris pasirašinėjo už neįgalų asmenį. Tokiu būdu komisijos pirmininkas tiesiogiai suklaidino atsakydamas arba
Šiuo atveju mes manome, kad tokie trūkumai neturėjo būti laikomi trūkumais. Todėl manom, kad tai ir yra faktinės aplinkybės, kurios leidžia ir verčia persvarstyti šitą klausimą ir priimti teisingą ir pagrįstą sprendimą. Justinas Žilinskas. Gerbiamas advokatė, aš norėčiau, kad jūs patikslintumėt savo mintį išsakytą pirminėme pristatyme. Kaip jūs siejate gyvenamosios vietos nurodymą su galimu persekiojimu? Gal turite tokių pavyzdžių, kai žmonės buvo persekiojami už tai, kad pasirašė referendumui? Ačiū. Ne, jūs netaip supratote. Įstatymas numato, kad turi būti nurodyta gyvenamoji vieta. Įstatymas numato, kad turi būti nurodyta gyvenamoji vieta. Tai yra pagristai toks įstatyminis reikalavimas, kadangi jeigu būtų reikalavima nurodyti adresą, tai asmenys, kurie yra nusiteikę priešiškai kažkokią pilietinę iniciatyvą, galėtų patirti kažkokį tai spaudimą. Pavyzdžiui, tarkime, mes visi suprantame, kad jeigu būtų iškiltų klausimai įvairūs dėl kažkokių mažumų teisių Lietuvoje, toks asmuo nurodydamas tiesioginį savo adresą visada rizikuotų patirti vėliau kažkokį tai nepasitenkinimą kitų asmenų. Tai todėl įstatymas ir nenumato ir negali numatyti reikalavimo nurodyti tikslų adresą ir nurodo gyvenamosios vietos reikalavimą. O civilinis kodeksas aiškiai apibrėžia, kas yra gyvenamoji vieta. Siūlau paskaityti. Mes cituojam savo rašte. Na, aš jūsų norėčiau paklausti, ar mes gyvenam vienam tam tikram žemynę, bet aš jūsų neklausiu, nes tai politiškai nekorektiška. Aš dabar norėčiau perskaityti darbotvarkę ir 4 punktą, dėl ko mes čia šiandien susirinkom ir mes kalbam visiškai ne apie tai jau kurį laiką. O susirinkome mes šiandien čia dėl iniciatyvinės grupės privalomajam referendumui skelbti klaidų taisymo ar šalinimo metodikos. Ar mes ką nors apie tai pasisakėme? Tai gal pradėkime kalbėti apie tai. Aš suprantu, kad jūs esate nepatenkinti mūsų darbu, mes jau tai girdėjome, mes tai dar girdėsime ir manau, kad mes daug kartų eisime į teismą. Bet gal pradėkime kalbėti apie esmę. Ačiū, gerbiamas advokatas. Atsiprašau, kada mes paprašėme įtraukti šį klausimą, pirmininkas nurodė, kad patvirtino, kad šis klausimas bus sprendžiamas su metodika. Tik tais papildysiu, kadangi pirmininkas taip nurodė. Tai aš tik tais papildysiu į atsakymą. Todėl, kad tiesiog noriu nurodyti, kad komisija turi dėl to priimti sprendimą, kadangi... Jeigu jūs apsiėmėte atstovauti iniciatyvinę grupę, būkit malonus ir atstovaukit. Jeigu jūs turite užduotį suardyti, reiškia vyriausios rinkimų komisijos posėdį, aš jums to negaliu leisti. Aš manau, kad iniciatyvinė grupė ir vyriausia rinkimų komisija yra suinteresuota vienu dalyku. Nustatyti, yra ar nėra 300 000 Lietuvos Respublikos piliečių, kurie referendumo įstatymę nustatytų būdų pasirašė reikalaudami referendumą. Jeigu yra, mes dokumentus turim perduoti Seimui. Nėra, turim iniciatyvinė grupė tą ir pasakyti. Jonas Udrys, prašau. Pirmininkė, bijau čia susilaikyti ar praleisti, gal praleisiu progą patylėti, bet ne, šį kartą nesudarysiu tokios malonumo. Aš tik norėčiau kreiptis į iniciatyvinės grupės narius, kad, dėja, kartais netaiko konkrečiai jūsų advokatui, bet advokatai kartais būna suklaidina savo klientą iš nežinojimo ar dėl kitų priežasčių ir pacituodami vieną įstatymo straipsnį praleidžia kitą. Šiuo atveju civilinis kodeksas kalba, kad fizinio asmens gyvenamoji vieta laikoma ta vieta, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena. O tas pats gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas nusako, kad gyvenamosios vietos adresas, tai yra pagrindinės gyvenamos vietos, tai yra namo, buto ar kitos patalpos nurodymas. Šitoje vietoje, kolegos, aš tik tai replikuoju, čia neklausimas ne kažkas, tai yra replika į tai, kad gyvenamoji vieta turėtų būti nusakoma kažkur tai valstybė, žemynų ar planetos tikslumu, reiškia. Tai va, tikrai taip, kad tik tai tokia replikačiau. Atsiprašau, aš noriu pasakyti, kad yra klaidinama, yra 2 atskiri straipsniai, kurie ir... Dabar aš, kolegos, norėčiau, tai ką pasakyti. Aš tarp kitko noriu pasakyti, kad, advokato, laiške, kurią mes, gavom, yra nurodyti adresai. Tik negalvokit, kad ten nurodyta Lietuva, ar Panevėžys, ten yra nurodyta namo numeris, ir būto numeris, jeigu jis yra ir panašiai. Adresą mes labai visi puikiai suprantam, kad tai yra tai, kur žmogų galima surasti.
gyvenamoji vieta. Jeigu mes jo negalim rasti, sakyti abstrakčiai, kad aš gyvenu namuose, aš gyvenu savo bute, aš gyvenu savo sode ar panašiai, tai nėra turbūt adresas ar Lietuvoje. Nu, mes tą viską puikiai suprantam ir nereikia čia dėl to dalyko. Bet ne apie tai kalba. Kalba eina apie tai, ar mes, reiškia, grįžtam prie, reiškia, anksčiau svarstyto posėdėje klausimo, reiškia, pripažinimo, kad parašai surinkti. Turiu pasakyti, reiškia, kad niekas čia dar nestovauja, neprašo mūsų pripažinti, kad iš viso parašai nėra ko tikslinti. Mes neturime, mano supratimu, jokių tokios informacijos. Kaip kolegos, reiškia, norėtume pasisakyti, įtraukime darbotvarkės siūlomą klausimą ar ne? Nu taip. Taip. Iš principo... Ne, tai aš ir nesiūlau tokio dalyko peržiūrinėti, reiškia, kažkaip kitaip. Mano supratimu, teismas yra pasisakęs ir einam prie to klausimo, kur mums dabar yra aktualus. Tai yra, aktualus mums klausimas yra, reiškia, būtent dėl metodikos. Ir mes jau, reiškia, gerą pusvalandį ginčiamės, o prie metodikos ne per žingsnį. Prašau, kolegos. Tai įtraukiame darbotvarkę siūlomą klausimą papildomą ar ne? Nu, reiškia, kad svarstyti, tikslinti ankstesnį mūsų sprendimą ir pripažinti, kad parašai yra surinkti. Ką? Šitas sprendimas buvo tikrintas teisme. Mano pasiūlymas yra atsisakyti. Ir kam mes dar... Bet kokius klausimus. Ne tai, kad, reiškia, nesurinkti visiškai atmesti iniciatyvą palaidoti. Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą, kuriame nustatė. Nu, aš manau, kad visi jį žino, kad yra, reiškia, pateikta toks tai parašų skaičius, iš tų parašų yra, reiškia, mūsų nuomonė atitinkantis įstatymo reikalavimas parašų skaičius, bet jo nepakanka, reiškia, kad pripažinti, kad referendumą galima vykdyti. Bet yra, reiškia, parašų skaičius surinktas dar, reiškia, kuris turi nesminius trūkumus ir kuriuos reikėtų patikslinti. Vyriausioji rinkimų komisija pasisakė, kokie tai galėtų būti, reiškia, parašai. Iniciatyvinė grupė prie to, reiškia, didelė dalis ir jos talkininkai čia dirba, mes sudarėm jiems tas sąlygas. Turiu pasakyti, kad mes esam gavę nemažai medžiagos, yra paruošta iniciatyvinės grupės metodika, kaip, reiškia, tuos parašus tikslinti. Ir mano siūlymas būtų tiesiog tęsti toliau darbą, reiškia, pereinant prie metodikos klausimą. O šį siūlomą darbotvarkės klausimą nepriimti darbotvarkę. Prašau. Ar reikalinga balsuoti ar bendro sutarimo? Aš dar kartą visų klausiu. Nereikia balsuoti. Bendro sutarimu, reiškia, mes nepritarėm darbotvarkės pildyti, reiškia, klausimais dėl ankstesnės mūsų sprendimų peržiūrimo. Jo labiau, kad ir Vyriausias administracinis teismas yra pasisakęs, kad tai nėra galutinis sprendimas, o jisai bus, reiškia, priimamas galutinis sprendimas po to, kada bus atlikti patikslinimo darbai. Ačiū, tuomet, reiškia, mes perėsim prie klausimo dėl metodikos. Taip? Dėl metodikos, reiškia, pas mus yra pranešėjas Rokas Stabingis ir visa jo grupė. Tai aš prašyčiau Rokui suteikti žodžių, pristatyti, reiškia, medžiagą, ką mes, reiškia, pagal kurią dirbam. Prašau. Tai sveiki visi dėl metodikos. Aš įsivaizduoju, kad metodikos statusas yra toks, kad šita metodika turbūt išeina iš to Vyriausios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 14 dienos sprendimo, kaip tarpinis dokumentas, nustatantis nesminių trūkumų šalinimo principus, gairias. Tai aš suprantu taip, kad jeigu būtų panaikintas tas gruodžio 14 ar pakeistas sprendimas, tai šitos metodikos nereikėtų ir jinai būtų nereikalinga. Tai jeigu mes vis dėlto vykdome tą 2013 m. gruodžio 14 dienos sprendimą SP 150, kuris nusako, kad gali būti pašalinti neesminiai trūkumai, tai mes galbūt tada turėtume susitarti ir dėl principų, kaip ir metodikos, kaip tie trūkumai galėtų būti pašalinti. Tai šiuo metu mes esame gavę iš iniciatyvinės grupės ir gerbiamo advokato, esame gavę tokį pasiūlymą dėl metodikos, šitos metodikos projektą. Ta projektą mes esame, aš asmeniškai esu aptaręs su keliais iniciatyvinės grupės nariais.
Aš galbūt dabar nesakysiu čia, kokie konkrečiai tie nariai buvo, bet tie, su kuriais mes aptarėm, jie tą žino. Išsakėme pastabas ir pirmininkas turėjo savo pastabų ir aš paprašiau, kad į tas mūsų pastabas būtų atsižvelgta ir būtų pateikta, galbūt pataisyta šitą metodiką. Tačiau iki šiandien mes tos pataisytos metodikos nesame gavę. Tai, kad pateikti į posėdį projektą, aš visgi ėmiausi tam tikros iniciatyvos ir kai kurios ginčytinus tos pateiktos iniciatyvinės grupės metodikos klausimus pataisiau. Ir šiuo metu komisijos nariams yra pateiktas projektas. Iš esmės tai yra iniciatyvinės grupės projektas, tačiau aš galbūt nesutikau su kai kuriais punktais, kai kurios punktus ginčytinus pašalinau, būtent to, kas tikrai nėra reikalinga tai metodikai. Tai aišku, tas projektas dabar naujas atsiradęs, tai yra mano iniciatyva ir aišku, jinai gali būti kvestionuojama, bet pirminis projektas tai yra iniciatyvinės grupės ir siūlau tiesiog tą projektą svarstyti kaip principus, kaip gairės. Tikrai tai nėra tikslus projektas, tai nėra mano ruoštas projektas ir aš manau diskusija būtų naudinga ta prasme, kad mes galbūt išsiaiškintume, ar iniciatyvinė grupė visus neesminius trūkumus turi šalinti, surinkdama naujus įrašus iš piliečių, dėl kurių tie trūkumai yra atsiradę, ar dalį įrašų gali pašalinti ir patys iniciatyvinės grupės nariai, galbūt parašų rinkikai, kurie yra rinkę tuos įrašus, ir kaip atskirti, ką gali pašalinti pilietis tik savo ranka, o ką gali pašalinti parašų rinkikas. Tai tokių atvejų yra ir yra iš tikrųjų tie atvejai diskusiniai. Aš siūlau tą metodiką svarstyti. Jinai šiuo metu dabar gaunasi tokia kiek sutrumpinta, nežinau, gal iniciatyvinė grupė prieštaraus šitam sutrumpinimui. Jeigu jie prieštaraus, tai aišku, jie pateiks paaiškinimus, kad negalima jos trumpinti, arba galbūt pasiūlys dar išsamiau aptarti kai kurios klausimus, galbūt komisijos nariai pasiūlys, kaip išsamiau aptarti tos klausimus, bet jos statusas būtų toks, aš įsivaizduoju, kad komisija pritartų tokiai metodikai, galbūt protokoliniu sprendimu. Ir tai būtų įpareigojimas, aišku, pačiai iniciatyviniai grupiai, o teisinių pasiekmių tretiesiam asmenim tokia metodika sukelti negali, nes tai visgi įstatymė nenumatytas toks metodikos tvirtinimas. Tai blogiausiu atveju, jeigu ši metodika nebūtų patvirtinta, jei nebūtų pritarta, tai tokiu atveju tada komisija turėtų vis tiek nustatyti bendrą principą, kaip tie neesminiai trūkumai turėtų būti pašalinti. Ar iniciatyvinė grupė tada turi surinkti iš piliečių iš naujo visus įrašus, dėl kurių yra nustatyti trūkumai? Ar jie turi tada kažkokiu kitų būdų juos pataisyti? Tai šita metodika galbūt kaip metodas apsisprendžiant dėl galutinių neesminių trūkumų pašalinimo. Tai aš siūlau diskutuoti dėl šitos metodikos ir spręsti dėl jos tvirtinimo arba netvirtinimo. Prašau, pranešėjai, kas nori paklausti pranešėjai, prašau. Laura Matijošaitytė. Rokai, prašau, pakomentuok šiek tiek antro punkto pirmą dalį. Patikslinus duomenis, parašų rinkikas surašo kiekvienai bylai skirtus aprašus ir patvirtina savo parašų duomenų teisingumą. Kas čia turėtų omenyje? Ką parašų rinkikas suveda? Aš gal iš tikrųjų nepristačiau tos pačios metodikos, bet galbūt trumpai ir galima ją būtų pristatyti. Tai antras punktas, tai aš nesakau, kad visos nuostatos yra aiškiai suformuluotos. Ir tikrai galbūt jas reikia tik tiksliai formuluoti, bet tai yra variantas pateiktas iniciatyvinės grupės. Tai yra du metodai trūkumo pašalinimo. Tai antros dalies pirmas punktas, kai parašų rinkikas vieną požymį pašalina tas, kuris turi trūkumų. Kitas, kai pilietis pats įrašo. Ir va būtent toliau yra aptariamas kiekvienas atskiras požymis.
ir prie to požymio yra, tarkim, antros dalies pavardė ar vardas neįskaitomi ar nėra. Tai pavyzdžiui, jeigu pavyksta iniciatyviniai grupiai įskaityti tą vardą ir pavardę, jie pateikia šitą požymį kaip pašalintą parašų rinkiko arba iniciatyvinės grupės. Tai yra, jie pateikia įskaitę tą vardą ir pavardę, jie pateikia mums kaip įskaitę ir pas pilietį eiti jiems nebereikia. Jeigu nėra vardo ar pavardės arba vardo tik pirma raidė nurodyta, tai tokiu atveju iniciatyvinė grupė parašų rinkikai eina pas pilietį, kuris atliko tą įrašą ir gauna jo ranka padarytą įrašą. Tai būtent tai ir pasakyta, kad jie tada antros dalies, antrų punktų vadovaujasi. Tai būtent tas metodas arba pirmas punktas arba antras. Ir taip su kitais dokumentais yra aptarta. Nesakau, kad čia išsamei viskas surašyta, bet principas būtų toks. Pirmininkė, tuomet aš turiu pasiūlymą, tiesiog einam pastraipsniui per metodiką ir diskutuojam kiekvieną punktą. Bus toks pasiūlymas. Tai bus protingiausia. Gerai, supratau aš jūs. Turiu klausimą. Palaukit. Iš komisijos narių, ar turit, prašau, Valdis Bentkunskas. Mes jau beveik pradėjom pastraipsniui eiti, bet kadangi sustojom ties to klausimu dėl parašų pataisymo, tai Rokai, aš noriu paklausti tavęs, kaip tu galvoji, kaip šita nuostata, kur ką tik tu pristatei, derina su imperatyviai įstatymo nuostata, kad pilietis savo duomenis įrašo pats ir pasirašo. Ir įstatymas numato tik tai vieną alternatyvą, kada gali kitas asmuo pasirašyti. Tai yra už neįgalų asmenį. Tai jeigu mes dabar tuos, kiek ten, 8000 parašų leidžiam praktiškai pataisyti parašų rinkikui, ar tai nebus imperatyvios įstatymo nuostatos pažeidimas? Aš galbūt šitą vertinčiau, aš manau, kad tą, ką įstatymas nustato imperatyviai ir draudžia pataisyti, tai tą mes pripažinom kaip nešalintinais trūkumais ir taisyti neleidom. O dabar, jeigu mes leidom taisyti šitos trūkumus, tai turbūt laikydamėsi savo ankstesnio sprendimo mes turėtume tada pasiūlyti, kaip juos galima ištaisyti. Sutinku, kad tais atvejais, kai iš viso nėra įrašytas joks duomuo arba yra negaliojantis dokumentas arba apskritai įrašas prieštarauja įstatymams, kaip yra su neįgaliaisiais, tai tokiu atveju galbūt jo pataisimo būdas būtų vienintelis, einant pas rinkėją. Tačiau, kai yra tokios situacijos, pas pilietį, atsiprašau, tokiu atveju, kai situacija yra, tarkim, dėl miesto, jeigu adresas yra pilnas ir iš aplinkinių adresų galima visgi nustatyti tą miestą, arba lapo pačioje rinkikas pats yra aiškiai nurodęs, kad tas miestas yra Vilnius, ar Kaunas, ar Klaipėda, galbūt tokiu atveju tas ėjimas pas pilietį ne visiškai ekonomiškas būtų šiuo atveju. Gal jeigu galima kažkokią tai aplinkybę nustatyti iš šalutinių aplinkybių, gal leisti patiems tada iniciatyvinės grupės nariams tą pašalinti. Aš norėčiau papildyti dėl to įstatymo reikalavimo, kad įrašai turi būti padaryti piliečio ranka. Šiuo konkrečiu atveju įrašas ir yra padarytas piliečio ranka, tiesiog jis yra neįskaitomas. Kažkas iš mūsų nesugebėjo jo įskaityti, o mes suteikiame šansą iniciatyvinės grupės nariams tai įskaityti. Ir tai nereiškia 100%, kad ir jie įskaitys. Bet jeigu jie sugeba įskaityti, o mes nesugebam įskaityti, tai yra mūsų problemos. Tai va šitą trūkumą mes dėl to ir leidžiam pašalinti, kad jis yra padarytas piliečio ranka, tiesiog mes nesame tiek gabus, kad jį įskaitytume. Prašau, daugiau iš komisijos niekas. Prašau, ponas Dambrauskai, pristatykit, reiškias tą pat klausimą. Prašau. Klausimą norėjau pristačiančią. Klausimas yra susijęs su tuo, kad mes metodiką bandam nuspręsti, kaip bus pašalinti konkretus nustatyti trūkumai. Tačiau iš Vyriausios rinkimų komisijos 13 dienos gruodžio 14 dienos sprendimo yra skirtingi skaičiai, todėl mes manytumėm, kad kažkokiu būdu metodikoje turėtų atsispindėti tas trūkumų identifikavimas. Cituoju, tai yra
pagal pirmą priedą teigiama, jog priduota viso 313 425 plus 7 320, iš viso 320 tūkstančių su trupučiu. Tačiau 17 puslapyje lentelėje nurodoma, kad bendroje sumoje pateikti duomenys, jog viso parašų 321 400 su viršu. Tai dėl duomenų pridavimo. Toliau, dėl taisytinų trūkumų. Pirmame priede yra nurodyta taisytinų trūkumų skaičius 10 481. Toliau antrame priede yra nurodyta taisytinų trūkumų 11 142. Taip pat tai nurodyta ir trečiame priede. O pirmininko perduoto duomenų bazė dėl duomenų trūkumo jau apima 11 644 duomenų eilutes. Todėl kyla klausimas, kuriuos trūkumus, kokia apimtimi šalinti ir kaip bus traktuojami tie skaičiai, ta prasme pašalinus tam tikrą trūkumų skaičių, ypač jeigu kils ginčas dėl to. Ačiū. Gerai, kolegos. Čia klausimas. Prašau, Roka. Tai dėl šitos metodikos, tai visų pirma, aš manau, kad metodiką mes norėtume tvirtinti ne VRK nustatytą metodiką, o iniciatyvinės grupės pasiūlytą metodiką, kurios jie įsipareigoja laikytis. Kaip ir minėjau, tai nebūtų tvirtinama VRK sprendimu, tiesiog galbūt VRK pritartų tokiai metodikai. Šita metodika negali nustatyti kažkokių tai teisės normų tretiesiam asmenims, o metodika tai yra įsipareigojimas pačios iniciatyvinės grupės jos laikytis. Tai manyčiau, kad tas tikslus skaičius trūkumų yra įvardintas VRK sprendime gruodžio 14 dienos SP 150 numeris SP 152 daly ir nukrypti nuo šitų skaičių mes niekaip negalim. Tie skaičiai yra patvirtinti, sprendimas yra galiojantis ir traktuoti kažkaip kitaip, nei kitokius skaičius kažkokius surašyti mes negalim. Būtų prieštaraujantis pačiam sprendimui. Galima, aš norėčiau vis dėlto Roką šiek tiek patikslinti. Niekas neneigia, kad galbūt padarėm klaidą kažkur. Tai, sakykime, tą parašą, aš gąsdinsiu iniciatyvinę grupę, ta prasme, kad negalvotumėt, kad klaidos darytos tik tai vieną pusę. Ir daugelis, kas susipažino su mūsų medžiaga, matė, kad kai kur, reiškia, galbūt mūsų tikrintojai buvo per daug nuolaidus jums ir kai kurios įrašus neparašė pastabų. Bet yra kitokių atvejų, kada, reiškia, iniciatyvinės grupė aptinka tokių dalykų ir mes patys tai matėm, reiškia, kad yra ir bereikalingai pažymėti įrašai, kurios turbūt nereikėtų, reiškia, prie kurių, reiškia, sakyti, kad jie netitinka įstatymo reikalavimų. Na, sakykime, ten viena tokia grupė yra su neįgaliaisiais, reiškia, asmenim, kada parašų ekspertė pažymėjo, kada buvo įrašai ir viena ranka daryti, dar kai kurio tipo įrašai. Nėra tokių klaidų daug ir aš nesiūlyčiau ant jų būtent koncentruotis, o tokius dalykus pataisyti. Mes, reiškia, savo duomenų patikrinimą irgi esame atlikę ir pataisę, reiškia, per, reiškia, trumpą laiką patys matot, kad dirbant su didelė duomenų masė klaidos kažkokios atsiranda ir jas, aišku, reikėtų taisyti. Žinoma, ten, kur yra principiniai dalykai, kas, reiškia, kur yra. Tai čia yra dalykas kitas, bet jos irgi reikėtų aptarinėti, be jokios abejonės. Aš manyčiau, iš tos metodikos visos, nežinau, ar man pasisakyti, ar advokatai duot pasakyti, reiškia, aš norėčiau pasakyti, kad iniciatyvinė grupė yra atlikus tikrai nemažą darbą, įvedusi į, reiškia, tikrinamas bylas, čia siūloma jas sudaryti, jos iš tikrųjų jau yra stipriai pasistumėtas tame sudarimo procese, galbūt ne tiek, kiek norėtų. Mes, reiškia, gavau šiandien rytą per 5306 eilučių pažymėjimus, įrašus, kaip, reiškia, vertina iniciatyvinės grupės nariai ir jų talkininkai. Mes juos perdavėm į gyventojų registro tarnybą ir turiu pasakyti, gavom atsakymus, reiškia, kad iš jų bent 4672 įrašai, reiškia, egzistuoja gyventojų registre, tokie dokumento numeriai ir, reiškia,
jie yra, reiškia, buvo išduoti konkretiems asmenims, 153 įrašai, reiškia, nėra tokio paso serijos ir numeris pažymėta, yra, reiškia, kad gyventojų registro tarnybai nėra tokio dokumento dar 203 numeriai. Ir, reiškia, dalies įrašų, kaip aš suprantu, reiškia, iš tų, kuriuos pavyko įrašyti pavardę, vardą, reiškia, dokumento numerio nepavyko parašyti ir patiems tikrintojams. Tai yra, reiškia, apie 800 įrašų. Tai manyčiau, 800, nu, šitą iš tų. Reiškia, galbūt, reiškia, kitus dalykus mes taip pat tikrinam, reiškia, kiek ten pavardės atitinka tų duomenų įvedimą ir panašiai. Reiškia, aš čia gal nedetalizuosiu, manyčiau, kad tą vertėtų turbūt aptarinėti. Vėl, tarp kitko, radom, reiškia, tų asmenų, kurie, reiškia, turi dvigubas pilietybės, nei vieno, reiškia, reiškia, grinai užsieniečių pilietybę neradom. Nu, tiesą sakant, tai maždaug atitinka tą pačią statistiką, ką mes turėjom, reiškia, ir kada Vyriausios rinkimų komisijos tikrintojai, reiškia, buvo suvedę ir pateikę duomenys į gyventojų registrą apie 21 000 įrašų. Tai pasakyčiau, kad mes susikūrę esam iš esmės įrašų tokią, reiškia, bazę, na, kiek jie ten sudaro, ar 11 000, ar šiek tiek daugiau, jeigu jūs tikslinsit tos duomenys, kuriuos reikėtų, kaip aš suprantu, pagal tą metodiką pradėti, reiškia, patikslinimo darbus. Taip, aš suprantu, kad iniciatyvinė grupė taip pat palaiko tą idėją, kad kai kuriais atvejais reikėtų kreiptis pas konkretų rinkėją, kad jis dar kartą pasirašytų savo duomenys, juos pasirašytų. Taip, aš suprantu. Reiškia, kitas atvejas yra, reiškia, kad yra galbūt tokie duomenys, kur pas patį rinkėją nereikia eiti, matosi iš visų tų duomenų, kad galima tą įrašą, reiškia, sakykime, netikslumą ištaisyti iš karto, reiškia, pas mus pačius, reiškia, Vyriausios rinkimų komisijai. Atatinkamai turbūt patikslinant, reiškia, galutiniam Vyriausios rinkimų komisijos sprendime ten tuos nustatytus skaičius. Aš turiu pasakyti, kad daugybę skaičių mes, reiškia, į mūsų aktą aš matau, reiškia, tikrintojai neįdėję. Nei kiek ten tų tikrintojų yra, nei kiekvienas patikrinęs lapų. Daugybė ten yra įvairiausių pjūvių, kadangi yra sukurtas kompiuterinė laikmena, jinai, reiškia, palaikoma, reiškia, kompiuteriniam priemonėm, mes galim gauti labai įvairių, reiškia, tų informacijos labai įvairiais pjūviais. Tai manyčiau, kad tą darbą turbūt reikėtų pratęsti, dar turim savaitę laiko ir, reiškia, čia buvo dar pasiūlymas toks variantas, aš neatkreipiu dėmesio, Rokas pristatė, kad būtų taip pat patvirtintas ir tas lapas, kuriame, reiškia, rinkėjas galėtų papildomai pasirašyti. Mes patys Rokas ruošia tą lapą, kad būtų keletas eilučių, bet iniciatyvinės grupės yra prašymas, aš tikiuosi, reiškia, čia bus palaikomas ir visos iniciatyvinės grupės, kad turbūt tai turėtų būti individualus puslapis. Aš įsivaizduoju, kad ten rinkėjai turėtų būti pranešama, kad, reiškia, parašų rinkimo lapuose, tokiam tai referendumui surengti, tokio tai sektuvo numeris, tokiam tai lapo numeris, tokios tai eilutės numeris yra padarytas toksai įrašas. Mes tą galim padaryti, kadangi jūs kompiuterinės laikmenas tiem duomenims esam sukūrę. Reiškia, tas vyriausias įrašas, Vyriausios rinkimų komisijos buvo, reiškia, pastebėtas kaip turintis neesminius trūkumus. Taip? Ir, reiškia, kad jeigu jūs, reiškia, pageidaujate, prašote tuos neesminius trūkumus pašalinti, dar kartą, reiškia, surašydama savo duomenis tame pačiame lape. Taip, ir rinkėjas ten surašo tos duomenis, surašo, reiškia, tą surašymo datą, pasirašo ir tai yra, reiškia, parašų rinkikas tas, kuris buvo pasirinkė, taip pat pasirašo patvirtinamas, kad jisai, jo akivaizdoje tas yra surašytas. Nu, tai aš manau, kad dėl to galėtumėm, reiškia, dar galbūt pasitikslinti. Galimas galbūt variantas, kad jeigu, sakykime, galim surasti tokį rinkėją, kuris sakytų, aš nepasirašiau to, reiškia, referendumą, čia aš nežinau, kas už mane parašė ir taip toliau, tai aš manyčiau, turėtų būti parašų tam lape, taip pat įrašas papildantis, kad tuo atveju, jeigu rinkėjas nėra pasirašęs už referendumų iniciatyvą, jam siūloma kreiptis, reiškia, arba į Vyriausią rinkimų komisiją pranešant, kad jis tikrai nėra pasirašęs,
Nežinau, kaip padarys su tais rinkėjais, kad nebūtų čia persigalvojimo, kad rinkėjas būtų tikrai objektyviai tą informaciją praneštų. Nes persigalvoti laikas yra praėjęs. Ta buvo galima padaryti, atšauk savo parašą pagal įstatymą referendumo iki to laiko, kol iniciatyvinė grupė parašus priduos vyriausiai rinkimų komisijai. Parašai jau senokai priduoti. Tai reiškia, kad dėl visų tų dalykų ir būtų sprendžiama. Tai dabar kas dar lieka padaryti pagal tą metodiką? Mano supratimo pati sudėtingiausia dalis yra atsirinkti, kas yra koks įrašas konkrečiai. Ne aplamai, tai čia mes galim daug gana kalbėti, bet turime, 11 000 įrašų. Palaukit, aš tikrai baigsiu ir galėsit užduoti. Ir man atrodo, reikėtų, kad būtų, pavesta mūsų grupiai, galbūt papildant tą grupę ir iniciatyvinės grupės atstovų, arba jiems sudarant galimybę pasitikrinti po to, kad būtų sudaryta, tie įrašai, dėl kurių, mes iškart padarom pataisymus, tie įrašai, dėl kurių reikia kreipiamasi į, iniciatyvinę grupę, ir turbūt tie beviltiški įrašai, kurių, nepavyko perskaityti nei vyriausiai rinkimų komisijai, nei iniciatyviniai grupiai. Tai yra, ar nuo jų iniciatyvinė grupė dar norės su tais įrašais kažkiek tai dirbti ar ne, čia kitas klausimas. Irgi galbūt, neužkirtant kelio. Tai mano toksai, kaip aš suprantu, metodinės tos visos medžiagos supratimas yra. Jinai parengta ir iš esmės yra pagal pasiūlymus pačios iniciatyvinės grupės. Man atrodo, mūsų grupė pritarė. Ir tiesą sakant, kalba eina apie tai, kaip ją, tą metodiką išvystyti, kad jinai dirbtų, sparčiai ir efektyviai. Tai, kolegos, jeigu turit man klausimų, prašau, o iniciatyvinės grupės atstovė čia norėtų pasisakyti, aišku, mes jums suteiksim tą galimybę. Prašau, Valdai. Pirmininkai, aš tik noriu patikslinti, kaip jūs įsivaizduojate tas, tarkim, pavardės neįskaitimas, kaip jis faktiškai, vizualiai kaip jis vyks. Tai bus vienas bandymas atspėti tą pavardę, nes neįskaitamas įrašas praktiškai ten yra hieroglifai surašyti. Žinot, aš pasakysiu. Bent jau aš iš savo patirties. Valdai, įvairiai yra. Yra įvairiai. Bet gerai, bet kiek ten, 5 bandymai bus jums duoti? Ne. Aš manyčiau, reikėtų praktiškai spręsti ir su vienu bandymu galima labai daug išspręsti ir nuspręsti, ar toliau reikia tų bandymų daryti, ar viskas aišku. Nes mes turime gyventojų registro duomenis ir man regis pas mus yra su tom pavardėm kažkas, pagal gyventojų registro duomenis apie 200 ar daugiau įrašų, kur tiesiog, viena raidė pavardė skiriasi. Ar dar kažkas skiriasi. Tai aš manau, kad tokius duomenis nereikia nei pas rinkėją eiti, ar reikėtų pataisyti ir viskas. Ir tiek tos problemas. Pagal gyventojų... Ne, aš manyčiau, mums reikia sutart būtent dėl metodikos, nes mane labai, sakykime, nuvylė iniciatyvinės grupės, vargai duomenų suvedime. Jie labai ilgai suvedinėjo tos duomenys, pagal mano paskaičiavimus, tiek laiko, kiek jie dirbo, kiek žmonių turėjo, jie galėjo suvesti kažkur 20-30 tūkstančių duomenų, eilučių. Bet šiai dienai aš turėjau ryte tik 5 000 eilučių, kurias galėjom perduoti gyventojų registrą. Tai aš manau, kad įvairių, patarimų dėka jie buvo labai atitraukiami nuo to darbo, ten pradėjo tikrinti ar adreso unikalumą, dar kažkokius dalykus. Tai žinoma gerai, bet šitame etape reikėjo kitką daryti. Šitame etape mums reikėjo parengti, kiek galima tų daugiau duomenų pateikti gyventojų registrui, gauti tą, sufleravimo medžiagą dėl tų neįskaitomų pavardžių, jas įskaityti ir visą kitą. Tas iš esmės yra dėl pusės, visų tų bazės pasiūlytų. Aš manau, kad iniciatyvinė grupė ir kitų darbų yra padarę ir be jokios abejonės tikiuosi, kad jie, tuos pasiūlymus pasiūlys ką pataisyti. Tiesą sakant, aš galiu čia tiek dėl mūsų tikrintojų pasakyti, kad iš esmės tie rezultatai kažkur nesikeičia. Yra patikslinami rezultatai, kadangi tas skaičius sukasi aplink 300 000, manau, kad, kaip sakant, aistros visą laiką verda. Žinau, kad kai kas iš vyriausios rinkimų komisijos siūlo, kad, gal tikrint dar tuos, kiek mes ten 292 ar kiek ten pripažinom neturinčius priekaištą. Dar kartą, ir tuos pradėjo tikrinti, nes mūsų, tikrintojai darė įvairias klaidas. Ne tik, kad, buvo, per daug priekabus iniciatyviniai grupiai, mes randam, kad buvo ir per daug, atlaidus kai kuriem parašam. Tai aš nežinau, aš manyčiau, bent iš mūsų pusės, nors teismas dėl to yra pasisakęs, ieškotos simetrijos galbūt tam tikras, vos nekerštavimas gautųsi, bet turiu pasakyti, kad tokią problemą, kai kurie iniciatyvinės grupės patarėjai mums norėtų primesti.
nežinau, reiškia, aiškindami, kad vyriausia rinkimų komisija iš karto, reiškia, yra klastinga, kad jinai nori kažką apgauti ir panašiai. Ne pirmieji, jūs esat, kurie, reiškia, nepatenkinti, reiškia, patikrinimo rezultatas ir iš viso, kad tikrinamas jų darbas yra. Jūs patys esat išbrokavę to darbo. Patikėkit ir patys matot, kad patikrintojo darbas nėra labai lengvas. Ir patys tikrindami klaidelių padarot. Tai dabar, reiškia, dėl iš esmės tokiam variantui pritarim, kolegos, ar ne dėl metodikos? Dar metodika iš vis nėra aptarta, aš galima įsiterpti nuo mūsų grupės pasakyti kažką apie metodiką, nes jūsų kolega Rokas Stabingis ją pateikė nepilną ir todėl norėčiau, kad jūs išgirstumėt pilną mūsų siūlomą metodiką, kurios dabar yra pateikti tam tikri gabaliukai. Tai čia aš dar norėčiau iki svarstymo, kad jūs išgirstumėt mūsų siūlymą. Aš sakiau praeitą posėdį, pritarėt šitai koncepcijai, pačiai koncepcijai, kad koncepcija tokiai, kad dalį įrašų galėtų ištaisyti patys, ta prasme, savo ranka. Aš labai atsiprašau dėl procedūrinių dalykų. Aš manau, kad kiekvienas komisijos narys yra gavęs nesminių trūkumų šalinimų metodiką, kuri, matau, yra išbraukyta. Tai aš suprantu, kad mūsų darbo grupė ją išbraukė ir aš nežinau, ar dabar vertėtų vėl kiekvieną skaityti punktą pažodžiui. Mūsų komisija yra pateiktas Roko Stabingio metodika. Tai aš prašyčiau susitelkti iniciatyvinę grupę prie šitos kritikos arba papildymų, jeigu kas nors čia yra neaišku, bet neskaityti ir neįtikinėti vėl mūsų komisijos. Čia yra 4 ar 5 lapai dėl savo pateiktų variantų. Ačiū. Kolegos, iš esmės... Tada yra posėdis, jeigu mes negalim nieko pateikti. Palaukit, tuo jums bus suteikta žodis, to jūs pateiksit. Jūs išbraukit, mes Aš labai atsiprašau, suteiksim visiems žodį. Kolegos, iš esmės mes, reiškia... Kolegos, reiškia, tas, kas norėjo, darė darbus ir padarė, reiškia, tos įrašus suvedė. Kas norėjo trukdyti, čia mes jų nematėm, bet matėm, reiškia, visur aplinkui kiršinant ir aiškinant, kaip čia negerai vyksta. Taip, mes turim pasirinkti kiekvienas iš mūsų. Ar mes siekiam nustatyti teisybę, ar mes einam kovoti žūtbūtinai, reiškia, kad tik pakovoti. Tai pasirinkim. Tai dabar, aš kaip suprantu, vyriausia rinkimų komisija iš esmės pritarė, reiškia, tokiam keliui. O tuomet aš norėčiau... O toliau aš norėčiau, reiškia, suteikti žodį, reiškia, projekto kitiems rengėjams, pradiniams rengėjams, kuo, sakykime, Roko Stabingio redaguotas variantas jums netinka ir ką jūs siūlytumėte jį gražinti, ar dar papildomai rašyti, ar ką išbraukti. Gal tai pradėkim. Tai dabar aš pirmas dalykas norėčiau išsiaiškinti, kas vis dėlto kalbės. Ponas advokatas yra atsiuntęs, reiškia, mums tekstą ir ponė Jasilionienė, taip? Jūs pradinė rengėja turbūt buvo to teksto. Nu, gerai. Tai nuo kurio pradedam? Gal trumpai nuo manęs. Bet labai trumpai. Labai trumpai, tai aš tik tai pirmiausia replika, turbūt visi labai gerai pastebėjome, kad turbūt reglamentas negalioja tik pirmininkui, o mums visiems galioja. Tai viena. Antra maža pastabėlė, kad atstovaudamas kaip advokatas, aš atstovau 12 asmenų. Dėl to, jeigu jūsų reglamente padauginus iš 12, turbūt ta teisė turbūt šiek tiek išsiplėstų. Tai antra pastebėlė. Ir trečia pastebėlė, kad manyčiau, kad 300 000 asmenų interesas negu smulkus reglamento detalės klausimas turbūt yra svarbesnis. Dabar pereinam prie esmės. Gerbiama Danutė pristatys minėtą metodiką, bet aš norėjau keletą, kaip jūs kalbėjote, dar prieš svarstant metodiką. Tai yra, kyla keletą tokių dalykinių klausimų. Pavyzdžiui, tikrinant registrų centre duomenis, kurie prieinami yra tik tai komisijai, ar nederėtų vis tik tai sudaryti bendrą darbo grupę, kuri tame tikrinime, aš pasakysiu iš ko, tai yra iš iniciatyvinės grupės kelių deleguotų asmenų ir taip pat komisijos, kurie tos duomenys galėtų tikrinti kartu, kadangi mes matome klaidų ir niekada nežinome, ar tos klaidos yra
galimos, sąmoningos, bet to kiekvieną kartą mes galime susidurti su tokia problema, kad kai paklausi, taip tau atsakys. Vadinasi, jeigu mes ieškosim pagal kitus duomenys, kartais galime tuos duomenys rasti, o apsiribodami duomenų klaida galime jų nerasti. Todėl vienas iš siūlymų, čia yra grupės asmenų siūlymas, net raštu išdėstytas, vėliau turbūt registruosime jį, 5, kurie siūlo sudaryti bendrą darbo grupę būtent registrų duomenų tikrinimui ir tiem netikslumams išsiaiškinti, kurie yra neįskaitomi, ten parašai ir panašiai. Tai vienas toksai lyg ir čia dėl esmės. Antras dėl prieš svarstant metodiką, tai kyla mums toks daugam čia kilo ir būtent atstovams klausimas, kokiu pagrindu komisija pareikalavo perduoti iniciatyvinės grupės surinktus duomenis komisijai. Ir kas bus, jeigu iniciatyvinė grupė nespės surinkti tų duomenų, ar komisija kažkokiu būdu pati tą darbą padarys, nes šiuo atveju kilo toks labai keistas klausimas, kadangi duomenys buvo renkami iniciatyvinės grupės tam, kad jie turėtų duomenų bazės ir galėtų pašalinti trūkumus. Asmenų trūkumų šalinimo lentelę. Taip? Vadinasi, kadangi mes neturime identifikuotų asmenų tos lentelės, tai daugybė žmonių, kaip kad minėjo pirmininkas, sėdėjo ir rinko duomenys. Tačiau ta visa duomenų bazė buvo pareikalauta perduoti komisijai. Čia turbūt girdim dabar vieni kitus, taip? Tai šiuo atveju ir kyla klausimas, kad tai vis tik tai buvo turbūt komisijos arba pasamdytų asmenų darbas, o šiuo metu atlieka tą iniciatyvinę grupę. Ir šiuo atveju net aš išgirdau tokių švelnių priekaištų, kad iniciatyvinė grupė galėjo dirbti greičiau tą mūsų darbą. Šiuo atveju. Tai vat aš norėčiau čia dėl esmės, o dėl metodikos detalių, tada jau pasisakys ir konkrečiai kalbės gerbiama Danutė. Tai gal pirmininkas kažką paaiškintumėt, kaip ten yra su to duomenų, kodėl mes turim perduoti duomenys surinktus? Advokatas įsijungia į tą procesą gerokai vėliau, reiškia, ir aš kaip suprantu jo rolę, reiškia, nesakysiu kokia, reiškia, taip, turbūt, reiškia, bet mes su iniciatyvinė grupė praeitam posėdį labai gražiai sutarėm, kad, reiškia, darome tos duomenų įvedimus, iniciatyvinė grupė mums kiek galima greičiau tos duomenys perdoda ir mes tos duomenys, reiškia, perdodam gyventojų registrui. Pirmą vakarą iniciatyvinė grupė paprašė, kad tos duomenys, reiškia, tą pačią dieną paprašė, kad jinai pati rinktų. Surinktų, reiškia, ne mūsų kompiuteristas, o jie patys, reiškia, surinktų. Ir pažadėjo, reiškia, iš ryto pateikti. Iš ryto duomenys nebuvo pateikti, kitą dieną vėlgi nebuvo pateikti. Be jokios abejonės mums kilo didelis nerimas, kasgi su tais duomenim darosi, reiškia, kaip čia atsitinka, kad iniciatyvinė grupė, reiškia, 3 dienas dirbusi, mums neturi jokių duomenų. Tai mes ir paprašėm, kad tie duomenys būtų pateikti. Iniciatyvinė grupė, reiškia, tos duomenys mums pateikė, mes, reiškia, dabar augančią tvarką duomenys gaunam. Ir turiu pasakyti, kad po pirmo pateikimo, kada mes sulaukėm apie 1000 su viršum duomenų už 2 darbo dienas, po to buvo, reiškia, už 3 dienas per 2000, o dabar, reiškia, mes turime per 5000 įrašų, jeigu aš teisingai pastebėsiu. Turiu pasakyti, kad mes tos duomenys taip pat sutikrinam su bylų, reiškia, pas mus išdavimo žurnalais. Aptikom, kad, reiškia, kai kurios bylos išduotos po 3, po 4 kartus, reiškia, su jos labai intensyviai dirbama, duomenys nesuvedami. Tai kaip supratom, ten jūsų tie, reiškia, asmenys, kurie vedė duomenys, ar nežinojo, ar, reiškia, nepaskubėjo tų duomenų, irgi nebuvo perdavę jūsų, reiškia, atstovui, kuris tos duomenys kaupė. Tada šiuo metu, man atrodo, yra, reiškia, suderinti duomenys ir su bylų tikrinimu ir, reiškia, su to pavedimu. Klausimas toks. Pas mus yra dar 14 bylų, kurių duomenys nesuvės, tai dar turim turbūt apie kažkiek tai bylų, nors jūs perdavė ponui Šliužui, nusiunčiau, man atrodo, ten lentelę. Dar, reiškia, iš jūsų bent 2 žmonėm, kurie tos duomenys mato. Jeigu norit, gali tą lentelę, reiškia, susipažinti, kiek ten yra įvesta vardų, pavardžių, dokumento numerių, gimimo datų. Tai turiu pasakyti, kad man regis, jūs turėtume suspėti. Mano paskaičiavimas. Klausimas buvo vis tiek, jūs neatsakėte klausimą, kokiu pagrindu jūs reikalaujate duomenų perdavimą? Tai dėl to, kad pagal mūsų metodiką... Ar jūsų darbas, ar mūsų buvo surinkti duomenys? Duomenys buvo, reiškia, surinkti, susipažinti, reiškia, jūsų.
reiškia, ir pateikti mums duomenys, reiškia. Tai gerai, tai mes sutarėm. Ar jūs trūkumus nustatėte, ar mes trūkumus? Mes nustatėm trūkumus, o jūs pagal tos trūkumus, reiškia, susipažinot ir, reiškia, mes sutarėm, kad bus rengiama metodika pagal tos nustatytus trūkumus, pagal kurią bus, reiškia, priimamas sprendimas, kaip tos trūkumus pašalinti. Mes jums pateikėm trūkumų sąrašus pagal bylą, eilutę, numeris, jūsų žmonės tos duomenys surinko ir, reiškia, mes dabar turim pilną galimybę imtis tų duomenų šalinimų. Nežinau, aišku, mes galim ginčytis, kas ten ką turi kaip daryti, bet, reiškia, su grupė buvo dėl šito dalyko sutarta ir ta metodika buvo sėkmingai dirbama. Tik tai po to, reiškia, atsirado norinčių ją, reiškia, tobulinti, lėtinti ir dabar, reiškia, manyčiau, kad jeigu būtų dirbama pagal tą metodiką, mes jau seniai turėtume visus tuos, reiškia, 11 000 asmenų ir jūs puikiai galėtumėt galimybę toliau dirbti prie kitų, reiškia, duomenų. Na, gerai, reiškia. Galima man? Gal, prašau tada, reiškia, prašau, Lena, replika. Aš tai tokia, ar galėtumėte išjungti mikrofoną? Tokia labai trumpa replika. Jūs mus kaltina duomenų klastojimu, o paskui reikalaujat, kad mes jums surinktumėm duomenis. Jūs esat nenuoseklus. Ai, tiek to, tai čia... Čia nepradėkim su pono advokatu. Prašau. Danutė Jasilioninė, iniciatyvinės grupės narė. Pradedant kiekvieną darbą, bet kokį, turi būti darbo pradžia. Dabar pas mus darbo pradžia yra tokia, kad pagal sprendimą priimtą gruodžio 14 dieną mes šalinam trūkumus, kurių suma yra 10 481 vienetas. Pagal jūsų pateiktą elektroninę duomenų bazę, joje yra suvesta trūkumų 11 644 įrašai. Tai kas dabar kam prieštarauja, iš kur čia yra, nes jūsų sprendimas yra vienas, duomenų bazė yra kita. Yra pertekliniai virš 1000 įrašų, kaip jie bus traktuojami. Ir mano klausimas yra toks, kodėl nekalbama apie duomenų perdavimo aktą, nuo kurio turi prasidėti trūkumų šalinimo darbas. Normalioje veikloje, normalioje įstaigoje tai yra daroma. Ir mūsų yra prašymas, tai yra išbraukta, kad jūs pateikėt šitą dalyką raštu ar laikmena, tai yra užfiksuojama mūsų koordinatorių ir nuo šito prasideda mūsų darbas. Nes jau vien šitam aš jums parodau dokumentus 2, kur yra netitikimas ant 1200 įrašų. Kaip tai bus traktuojama toliau, mes nežinom. Žmonės dirba savaitę. Ištisom valandom kiekį žmonių. Mes susivedinėsim didžiulę bazę, kur yra perteklinis įrašų skaičius, kuris galbūt ateityje bus išbraukiamas, kaip jie buvo neleidžiami taisyti įrašai. Tai kodėl nekalbama apie perdavimą? Vat šitas klausimas. Nuo šito mes pradedam trūkumų šalinimą. Ir tai yra būtina. Bet kokiam normaliam darbe, bet koks žmogus man tą pasakys. Yra darbo perėjimas, yra darbo perdavimas. Tai vat šitą dalyką prašau apsvarstyti. Ir kaip tai bus pateikiama? Gerai, jeigu apie tai dabar šiandien šnekama, šiaip tai buvo iniciatyva iš jūsų iniciatyvinės grupės čia ateidinėti, dirbti, netgi savaitgaliais, nedarbo metu, kai mes irgi turim teisę ilsėtis. Jeigu apie tai jūs šnekat, apie aktus kažkokius, tai aš siūlau dabar mums visiems. Mes turim dar pakankamai laiko, sudarom, mes parašėm tos duomenys, kuriuos reikėtų ištaisyti trūkumus. Sausio 6 dieną ateina, duodam ir tegul taiso. Trumpai ir aiškiai. Tikrai. Na, taip. Ką pasakė kolegija jūsų, noriu pasakyti, kad aš dabar apeliavau į tai, kad iš mūsų metodikos svarstymo išmesta buvo šita dalis, kuri yra svarbi mūsų darbo pradžiai. Tiesiog aš noriu grąžinti, nes tai yra vienas iš pirmų žingsnių mūsų metodikos svarstymų. Tai yra normalaus darbo pradžia, nekalbant apie, sakykime, kad tai turi būti pateikta, sakykime, sausio 3 dieną. Bet iki sausio 6 dienos, tam, kad mes pradėtume dirbti tiesioginį darbą, taisyti šalintinus trūkumus, tas dalykas turi būti atlikta, mes tada tvarkingai pradedam darbą. Jūs mums perduotat tą trūkumų kiekį, mes jį šalinam. Tai turi būti griežtai apskaitytas dokumentas. Tai aš nematau čia nieko ypatingo prašytino. Mes dirbam savo darbą tiesiog, prieš pradedant sausio 6 dieną dirbti darbą, turi būti perdavimo aktas. Tai toks yra klausimas.
Aš nelabai jūsų iki galo suprantu, nes kuo mažesnę bazę jūs gausite taisytinų parašų, reiškia skaičius nuo to, reiškia iš taisytinų parašų tikrai nesikeičia, pas mus dabar yra kiek, reiškia 7800 biuros, ar ne? Kiek jums ten trūksta? Ką? Nu taip. Tai žiūrėkit, reiškia, koks dalykas. Jeigu jūs tuos 7800 taisysit, reiškia, iš mažo skaičius, tai iš viso turėsit, kaip sakant, mažą galimybę. Mesgi pasakėm jums, kad ir klaidas ištaisyti, jeigu jų aptinkat, galėtumėt. Ir aš kiek žinau, pas jūs tokių dalykų irgi buvo stengiamasi padaryti. Gerai, reiškia, jeigu ten, reiškia, jums ta bazė iki galo nepatinka, mes galim ją, reiškia, tengi požymis nurodyti yra. Ir pagal požymis, kiek aš matau, sutinka. Man atrodo, ten pagal vieną požymį yra kažkokie tai papildomai duomenys pridėti nereikalingi. Tai galima iki jos atfiltruoti. O, reiškia, buvo, reiškia, matyti su mums iniciatyvinė grupė. Iš tikrųjų reikėtų tartis, kad jūsų būtų, reiškia, pakankamai aiškus vienetas. Jeigu nėra iniciatyvinės grupės koordinatorių, tai mes, reiškia, niekam nieko neperdodam, nes mes iš tikrųjų susiduriam kitą kartą su tokiais dalykais, kad iniciatyvinės grupės atsiranda gana daug atstovų. Tai irgi gana sudėtinga pasakyti, kada jų, reiškia, tie reikalavimai yra arba pasikartojantis, arba kartais ir tie patys būna, reiškia, arba skirtingi netgi. Tai jeigu jums galvojat, kad reikėtų, reiškia, tą aktą surašyti, aš manyčiau, kad tą dalyką nėra sudėtinga padaryti. Tai tą, kad dabar, reiškia, parengiamajame laikotarpį yra parengta medžiaga, tai mes jums galim va tuos, reiškia, aktą ir perduoti, nes iš esmės mes matyti turėtumėm, reiškia, bet aš nenorėčiau, kad visiškai pabaigtumėm tą darbą, reiškia, vėlgi 6 sausio, nes kas tame akte bus parašyta, kad jums perdodama tam tikras skaičius, reiškia, įrašų, pas kuriuos reikia piliečių, pas kuriuos reikia apsilankyti ir gauti iš jų, reiškia, patvirtinimą. Taip, taisyti ne, tai bus, reiškia, kurie taisyti šalintinus trūkumus. Dalis, reiškia, turbūt tie šalintinų trūkumų galima, reiškia, pašalinti labai greitai. Jeigu, sakykime, ten mes gaunam iš gyventojų registro, jūs įskaitėt, reiškia, dokumento numerį ir gaunam to, reiškia, asmens pavardę praktiškai tą pačią, tai tikrinti nėra ko. Konkretus atvejus, aš sakyčiau, kas bėda yra, reiškia, mes su ta metodika nedirbom konkrečiai, nes tik tai šiandien rytą gavom, reiškia, žemesnį parašų skaičių. Į gyventojų registrą tik tai šiandien gavom atsakymą. Jeigu jūs dirbtumėt konkrečiai su parašų skaičiais, jūs matytumėt, kad tiesa ir metodika turi nusistatyti konkretiems atvejams. Ne aplamai paėmus visiems dalykams, o, reiškia, šiuo atveju, kada dirbam su konkrečių įrašais, konkrečiai žmonėms, reikia konkrečiai ir spręsti. Pavyzdžiui, aš jums galėčiau pateikti pavyzdį apie tai, kad iš jūsų 14 žmonių, jūsų tikrintojų nurodė tų dokumentų numerius ir tie žmonės yra mirę. 14. Bet, reiškia, iš jų 12 nurodė klaidingus dokumentų numerius. Nežinau, ar jie nurašė, ar perskaitė, tai tie 14 žmonių, reiškia, yra mirę, bet visiškai kiti žmonės negu tie parašų rinkimo lapos įrašyti. Iš pirmo žvilgsnio, reiškia, matyti, jie bandė nurodyti kažkokį tai paso numerį, o nurodė ne tą. Iš 14. Iš jų 2 žmonės yra iš tikrųjų mirę, bet jie mirė parašų rinkimo metu. Tai vadinasi, tokias detalės labai lengva nustatyti. Vieno, man atrodo, iš tų mirusių žmonių mums buvo nepavykę mūsų tikrintas perskaityti dokumento numerį. Dabar tas yra perskaityta ir kokios tai didelės abejonės nekelia. Tai vadinasi, jeigu mes eisim pagal konkrečius pavyzdžius, negaiždami labai daug laiko, tai tikrai daug ką, reiškia, padarysim žymiai daugiau. Kaip, reiškia, ir su tais, reiškia, duomenų suvedimais. Tai manyčiau, kad mums turbūt reikėtų eiti prie konkretikos. Prie konkretikos. Tai dabar, reiškia, mūsų, reiškia, grupės vadovas, reiškia, Rokas Stabingis pristatė projektą, aš kaip suprantu, komisija linkus jam iš esmės pritarti, tai jeigu turim, reiškia, kažkokių tai, reiškia, klausimų, tai reikėtų gal perėti iš detalės. Ne, tai palaukite, balsavimai, jeigu kokie reikės, aš tik tai kalbu apie bendrą situaciją. Čia matau, reiškia, kad norėtų pasisakyti, reiškia, Valdas Benkunskas, Jonas Udrys ir, reiškia, iniciatyvinės grupės atstovai. Tai prašau. Metodikai mes galim pritarti, bet tada reikia ją detaliai, kaip kolega siūlė, Justinas peržiūrėti.